šitas negatyvo archyvas buvo paslėptas. Ingelevičiaus negatyvai, jie gulėjo saugykloje. Ir karts nuo karto vis užklysdavai į tokius keistus stalčius, kuriuose kaip ir niekam nereikėdavo, bet tie negatyvai yra. Jie tarsi kaip ir vieno autoriaus. Ot, pažymėta Ingelevičius. Bet kas tas Ingelevičius? Sur Ingelevičius. Čia akivaizdu, kad vienas blokas, vienodi vokai, vienas raštas. Ir tu supranti, kad tu kažką turi tokio keisto, sakyčiau, tame visame kontekste. Vieną dieną Vitalija atnešė dėžutę negatyvų, kad padaryčiau kontaktus. Ir kai pradėjau daryti, išėmu negatyvą ir vau, tenai stebuklas. Ir šviesa, ir kompozicija, ir faktūra. O čia žinai kas? Algi, žinai kas čia? Ne, nežinau. Aš pamačiau, aišku, Kauną. Matai, Gyti, tau svarbu kas, o man svarbu kaip. Pamatyti nematyto Kauno vaizdus, ir atpažinėti juos, tai buvo toksai labai graži, maloni kelionė. Tų nuotraukų realiai Brazilkos nėra visiškai. Netgi tarybinių nuotraukų nėra Brazilkos, o prieškario visiškai. Ir taip čia pas mus muziejuje ir gulėjo neatpažinta Brazilka. Pradedi vieną nuotrauką dėlioti ir jinai žemėlapį atsiranda, tiesiog savo vietoje. Paskui kitą nuotrauką vėl jinai limpa prie tos nuotraukos. Ir taip pat tas suradimo vietos tos nuotraukos džiaugsmas, kuri prieš tai nieko nekalbėjo. Ten pas mus buvo įrašyta medinė gatvė, medinis namas. Ir jisai pradėjo ieškoti, kieno čia darbai, nes ant negatyvų buvo užrašyta vokelio tik tai Ingelevičius, nei pirmos raidės vardo, nei kažkokio prašymo nieko nebuvo. Va taip pradėjo ieškoti nuo nulio. Ką jis veikė, ką jis darė, kada jisai gimė, kada jisai mirė. Mes ieškojom bet kokios žinutės apie Ingelevičių. Iš pradžių Ingelevičius virto Antanu, paskui virto aktoriumi, paskui fotomenininku dalyvavusiu parodose. Ištraukėm iš nežinios žmogų. Iš nieko surandi žmogų, atrandi tą žmogų, pradedi su juo susipažinti, panašu į tą detektyvą, kurį sprendžiam ir dar matyt gal čia negalas.